Sveiki, būsiu dėkinga už jūsų laikus, komentarus, pasirašymus į šį kanalą. Jeigu reikia kažkam asmeninės prognozės, galite ir kreiptis. Kainos nėra pagal galimybės arba kiek jūs jaučiate, tiek ir atsidėkosite. Žodžiu, pažiūrim šiandien ant santykių. Jis ir jūs ir jūsų santykių perspektyvos. Čia dabar aš pagal tą signifikaciją, ta prasme, jūs suprasite, ar jums tinka. Aš paklausiu, kas jūs, kas jis, kokie jūsų santykiai. Ir tada žiūrėsim perspektyvas ir jūs tada jau pajausit, ar čia jūsų, ar ne jūsų yra. Kas jūs esate? Jūs dabar tokioje situacijoje kažkokio neaiškiai, kažkokia pas jūs neaiškiai situacija, turiu omeny ar savijauta netgi tokia liūdnoka, sakyčiau. Liūdnoka, nes čia va mėnulis, bet jūs kažkokios nenorit paleisti arba savo stabilumą, arba gal santykių šitų nenorit paleisti, laikotės už jų. Jo, čia tie santykiai iš praeities, kaip ir. O kas jis? Nu, čia buvo praradimas šitų santykių. O jisai kaip eina kaip šansas jums, ta prasme, labai gera korta iš tikrųjų. Tai aš taip suprantu, kad jisai yra jūsų šansas. Tai kokie jūsų santykiai, kaip čia suprasti? Po jūsų santykių pabaigos, po kažkokio nuosprendžio nutraukti santykius, nepasinaudotas šansas, buvo kažkokia atitolimas, ta prasme. Ir jūs po šito visko kažkaip dabar kažkokia žinia pas jūs atėjo. Gal iš jo pusės, aš palaukit sekundę, aš sakyčiau iš jo pusės. Taip, jisai galėtų būti ugnies ženklo arba toksai stringas, greit užsidegantis naujom idėjom, toks apsiemantis daug darbų, bet gal ne visada jos visus spėja pabaigti. Nu, žodžiu, toks impulsyvus pakankamai, bet toksai charizmatiškas, pastoviai, kaip pasakyti, šypsantis, kompanijos siela, nu toksai su juo neliūdna, žodžiu. Tai aš taip įsivaizduoju, kad po to praradimo jūs gavote, jo, čia buvo pabaiga su juo, buvo nepakeliama našta tiesiog kažkodėl tai. Nu, aš galiu jums taip pasakyti, kad jūs dabar šiuo momentu pas jūs yra du vyrai. Vienas, sakyčiau, iš praeities, kitas kaip ir gal naujas. Gal tas iš praeities atsirado, kai jūs jau turit kitą. Ir jūs dabar jau klausite, ar verta jį priimti, ta prasme, kokios jūsų santykių perspektyvos su juo iš vis. Nes jūs dabar renkatės tarp dviejų vyrų. Va taip man rodo. Ta žinia jūs gavote iš to buvusio, kur sakiau, gali būti ugnies ženklo, kurį apibūdinu. Kitas vyras, jisai gali būti vandens ženklo arba toksai jausmingas, empatiškas, jautrus, daugiau tokiom emocijom vadovaujantis, visiška priešingybė šitam vyrui.
kuris buvęs, ta prasme. Ir dėl to jūs dabar ir jaučiatės taip. Jūs kaip ir bijot prarast savo stabilumą, nes jeigu jūs priimsite iš praeities tą, aš taip suprantu, vis tiek gal jausmai yra tam buvusiam didesni, o čia gal naujas kažkoks, aš taip suprantu, nes jūs kaip imperatorienė einate. Gal netgi pas jūs santuokai, netgi gal. Nu jo. Jo, sakyčiau, čia jūsų vyras. Gali būti tikti labai, tarkim, jau moteriai, kuri turi vyrą, ne? Santuoka yra. Ir kažkoks buvęs apsireiškia. Pas jūs gal buvo kažkada santykiai, buvo nutraukti, galbūt būtent dėl to, kad jūs ištekėjusi moteris, ne? Ir dabar vėl kažkaip šansas tas atsiranda jums vėl būti kartu, kažkaip tai. Po kažkurio laiko. Ir jūs dabar dvejojat, nežinot, ką daryti. Ir jaučiu klausėte, kokios jūsų santykių perspektyvos, jeigu jūs jį pasirinktumėte, tarkim. Nu, bet jūs suprantat, kad vis tiek reikės skirtis tada, aš taip suprantu, nu, kaip kitaip. Aš taip suprantu. Tai gal žiūrim tada ant tų dviejų? Bet jau čia su vyru, jūs ir taip žino tas perspektyvas. Jūs jau taip situacijoje šitoje esat, gyvenat. Bet vat įdomu, kodėl jūs dvejojat. Nes jeigu su vyru būtų labai viskas puiku, pavyzdžiui, arba su to žmogum, su kuriuo jūs esate dabar. Bet kokiu atveju yra dar vienas žmogus, sakau, čia va taip tinka. Čia šitas trikampis susidaro viena moteris, du vyrai. Nu tai žiūrim ant to pirmo, kuris ne jūsų vyras. Nes aš taip suprantu pagal kortas, kad jūs klausėt būtent ant jo. Kokios santykių perspektyvos, jeigu jūs jį priimat. Gerai, įdomiai. Kokios santykių perspektyvos su žmogum, su kuriuo atsirado šansas būti kartu vėl iš naujo. Lazdų karaliumi. Nu, jūs konkrečiai santuokoje. Nu, arba bent jau tikrai gyvenat kartu. Nu, va, man kartoja istorija, kad pas jūs. Nu, aš sakyčiau, čia pas jūs, sakau, klasta dabar gaunas iš jo, iš jūsų pusės. Kokios santykių perspektyvos. Kokios santykių perspektyvos ne su vyru, o su tuo kitu. Nu, va, aš sakau, jūs kaip ir pradžioj rodė. Bijote prarasti komfortą. Suprantat? Su dabartiniu, aš taip suprantu, vyru namuose. Jūs galite būti oro ženklo arba tokia moteris šalto proto. Jinai viską apgalvoja. Nereiškia, kad jinai nejausminga ir ten meilės nemoka, bet tiesiog jinai vis tiek vadovaujasi šaltų proto, inteligentiška, tokia apsiskaičiusi analitikė, strategija tokia, žinot, nu tokia. Gali nukirsti žodis kaip peilis gali būti kartais.
Bet tuo pačiu sakau. Bet tai nereiškia, kad jinai, ta prasme, nejausminga, nemoka parodyti jausmų. Čia aš tiesiog sakau, gyvenime kaip jinai, tokie žmonės vis tiek, jie intelektualai, jie daug ko pasiekia, moka suktis irgi gyvenime. Jinai, kaip pasakyti, jinai irgi gali ten tikėti visokiais, nežinau, ezoterika irgi čia, bet turiu omeny, kad, pas ją vis tiek strategija tokia. Dažniausiai sakau, apsiskaičius labai tokia. Visom temom su ją galima kalbėtis. Tai va, tai žodžiu, tai va taip įrodo tada, kad jūs kaip ir nenorit prarasti komforto, nes aš taip suprantu, pas jūs dabar tokia situacija, kad yra šansas būti su tuo vyru, bet tipo jau kaip ir reikėtų čia išvažiuoti, įsikraustyti, įsiskirti. O jūs bijote, jūs apgalvojate, kad pas jūs, kaip aš suprantu, santuokoje yra komfortas. Vis tiek finansinis kažkoks stabilumas. Jo, čia tada skyrybos, žinokit, konkrečiai. Esmė ta, kad jums reikės skirtis būtinai. Gerai, bet tarkim, jeigu jūs įsiskirsit, tai kortos va taip rodo. Jeigu įsiskirsit, tai pati geriausia korta eina. Ir va šitas vyras. Jis eina kaip jums nuostabus šansas, kaip saulė, bet jūs kažkaip tai atsisakot šito šanso, jūs pauzę padariusi. Ta prasme, sustabdyti šitą viską. Čia nuo jūsų grinai priklauso, aš nežinau net ką čia pasakyti. Jisai ateina, va, žiūrėkit, su saulė. Ta prasme, juo galima pasitikėti, su juo yra nuostabus šansas gyvenimui. Bet aš tik tai nesuprantu, o ką jūs jam jaučiat? Jūs jaučiat jam meilę ir labai dėl to pergyvenat, pas jūs bemiegės naktis. Ojei, kaip jūs pergyvenate. Jūs kažkaip atidedate tą sprendimą. Gerai, bet jeigu jūs įsiskirsit ir visgi paimsit šitą šansą su šito vyru, kas jūsų laukia? Ojei, meilė laukia, puikus gyvenimas laukia, aš nežinau, man nerodo, kad jo reikia atsisakyti, kad jums reikia likti šeimoje. Jums rodo, kad jeigu jūs jį pasirenkat, pati geriausia korta meilė krenta. Tai aš nežinau, ką čia daugiau žiūrėti. O tarp kitko, čiagi finansų gera labai korta. Jo, jisai taptų jūsų vyras, ta prasme, santuokinis. Bet jūs, sakau, jūs kažkaip nejudat. Tik tai liūdit, norit, bet nieko nedarot. Dėl to, kad finansai kažkokie, bijot prarast stabilumą. Nebijokit, tai ta prasme, su juo gerai viskas bus, ateisit vėl tą stabilumą. Vienu energijų po to kažkaip tai jūs. O čia, kas čia tokias permuoja? Jūs gal dėl vaikų pergyvenat? Dar plius. Jūs kažkaip atkertat šitą šansą. O kodėl, nežinau. Todėl, kad jūs imperatorienė. Ir bijot prarast stabilumą. Bet ką aš noriu pasakyti? Jūs žiūrite dėl to, kad jums įdomu, kas jūsų lauktų.
Kas jūsų lauktų? Jūsų lauktų šeima, nu. Paremta meilė, svajonių išsipildymas. Ta prasme, šito vyro nėra, tai jį rekomenduoja rinktis. Jeigu jūs klausite. Gerai. Klausiam, o jeigu, nu, ta prasme, jūs būtumėt su juo laiminga, svajonių išsipildymas, visos geriausios kortos krenta. Man tik rodo jūsų pergyvenimus. Gerai, tada klausiam dabar taip. O jeigu jūs liksit su vyru, ar būsit laiminga ateityje? Santuokoje. Jeigu jūs liksit santuokoje, ar būsite laiminga? Jeigu jūs liksite santuokoje, nu, aš sakyčiau, anksčiau ar vėliau vis tiek skyrybos bus. Jeigu dabar, nu, ta prasme, jeigu jūs uždelsite ir po to galite gailėtis, kad praradot šansą, nes man taip įrodo, kad jūs kažkaip jo to šanso atsisako ir jau netgi, gal jau buvot atsisakius ir dabar žiūrit, ar teisingai padarėt. Nu, čia kaip kam sakau. Aš jums sakau, jūs galit gailėtis, kad praradot šansą, nes vis tiek po kiek laiko, galų gale jūs vis tiek įsiskirsit. Ir jau šito vyro gali nebebūti, suprantat? Nebereikalo reiškia, jums atsiuntė tą vyrą. Nebereikalo reiškia atsiuntė tą vyrą. Nes kaip ir, nes ten ir buvo aukščiausių jėgų korta, ta prasme angelų korta, tai atsiuntė jums tą vyrą. Nes kaip ir žino jau ateity, kad jūs bet kokiu atveju įsiskirsit, kad, nu, jums suteikti tą šansą laimiai. Jeigu pas jūsų vyrų, tarkim, ir gerai dabar, ir jūs, pavyzdžiui, atsisakysit šito vyro, kuris yra, nu, turiu omeny to kito, ne savo vyro, vis tiek jūs ateityje išsiskirsit, nu, tai koks, ta prasme, anksčiau ar vėliau vis tiek rezultatas bus tas pats, tai gal, kaip pasakyti, pasinaudokit to šansų. Nu, aš ne už tai, kad šeimos skirtusi, nu, bet čia taip rodo man. Nu, grinai žiūrėkit, teismas, skyrybos, griūtis, nu, tipo, staiginė gali būti. Nu, ir po to galit gailėti, žinokit. Taip, kad sakyčiau, nu, nedelskit. Po to, nes vat kortos įrodė, kad jūs kažkaip atsisako to šansų ir po to gailitės, iš tikrųjų. Tai va, nu, nežinau, kažkam tikiuosi padėjau apsispręsti, nes gal žmogus žiūri, kuris dar nepraleido to šanso. Tai aš tikiu, jo, į naują ėjimas. Ta prasme, viskas bus gerai. Nepergyvenkit. Bet jeigu liksit šeimoj, vis tiek prieisit prie skyrybų anksčiau ar vėliau. Nu, ta prasme, taip rodo. Tai va, tai kaip ir linkiu jums sėkmės, linkiu greičiau apsispręsti ir būti laimingai. Ir ačiū labai už dėmesį jums.